Na, o trečioje vakaro dvikovoje turėsit galimybę išvysti ir Japonijos kovotoją Kunijoshi Hironaka, Akademijos AZ atstovas. Na ir jo varžovas Ramūnas Komas. Pagal MMA taisyklės kovojęs 10 kartų, iškovojęs 6 pergalės ir patyręs 4 nesėkmes. Kunijoshi Hironaka. 39 metai dabar, tuo metu jam buvo 29 metai, geriausias turbūt amžius kovotojui, 1,78 m, 69 kg kovotojas, per savo karjerą kovojęs 32 kovose ir iškovojęs 23 pergalės. Labai aukšti rezultatai. Ir jeigu teisingai pamačiau, tai yra vienintelė jo kova su Lietuvos atstovu. Joks kitas lietuvis nekovojo prieš Kunijoshi Hironaką. Na, o Ramūnas Komas taip pat kovotojas, su kuriuo galimybė susipažinti iš arčiau. Kovotojas, kuris lygiai tų pačių metų gimimo, kaip ir jo priešininkas iš Japonijos, Biržų sporto klubo narys. Ir Bushido šūto turnyre įniršis 2, jis taškais įveikė prieš tai matyto Andriaus Krištopaičio brolį Dainių Krištopaitį. Čempionate Roninas skausmingų rankos laužimų įveikė Pūką. Lietuvos dziudo čempionas, pasižymintis tvirtų charakterių, ryžtingumu ir kovingumu. Ramūnas Komas, galime nebejoti, kad tvirto charakterio, kad ryžtingumo ir kovingumo tikrai prireiks šioje dvikovoje, nes patys žinote, kokie valingi yra Japonijos kovotojai. Ūgis 1,74 cm, svoris 76 kg. 2 raundai po 5 minutės, vėl pagal tokį laiką vyks šį dvikovą. Iš pirmųjų 2 kovų dar niekart neprireikė maksimalaus laiko. Na ir Ramūnas Komas, jau vyresniosios kartos kovotojas. Matysime, spėju, kad matysime labai daug įdomių veiksmų parteryje. Taigi vėlgi tai yra dėl japoniškosios mokyklos. Juk su pasimėgavimu mes stebėdavome, ką darydavo Nabuhiko Takada dar prieš, dabar jau daugiau nei 20 metų savo rengiamame Bushido turnyre. Mes matydavome Akiro Maedos kovas, kuriuose irgi netrūkdavo kovos parteryje. Čia irgi įsivaizduoju, kad dominuos būtent kova parteryje, nors galbūt bus taip, kad lietuvis stengsis viską kuo labiau išlaikyti stovėsenoje. Mes turbūt daugelis prisimename, kad yra japonų, kurie stengiasi varžovą įveikti jų pačių stipriausių stiliumi. Tad jeigu, kadangi nekart nesu matęs Ramūno Komo, negaliu tvirtinti, jog jis yra labai geras kovotojas stovėsenoje, bet bent jau pagal šalis, kurioms atstovauja, štai taip, Ramūnas Komas ir puikus jo prisirašymas Sport1 eteryje, labai geras smūgis. Na kągi, iškart gyvesnė ir publika Siemens arenoje. Tokių veiksmų mes kol kas šį vakarą nematėme ir tai yra pirmasis kartas, kai demonstruoja apsisukdamas smūgių į galvą bandė nokautuoti savo priešininką lietuvis. Dabar smūgiai rankomis.
numeris. Ramūnas Komas kol kas vadovauja šiam paradui. Šioje dvikovoje jis kol kas yra numeris 1. Ir toliau atrodo žvilgsniai į varžovą ir tada. O štai Japonas irgi gali gerai smūgiuoti ir mes matome tai, kad kol kas niekart sportininkai nebuvo atsidūrę parteryje ir mano prognozės kol kas absoliučiai neįsipildžiusios. Dabar pirmasis bandymas nuveikti kažką įdomaus būtent parterį. Toks jausmas, kad jėgos lietuvis turi daugiau. Na, štai taip, Japono bandymai sugriauti Lietuvos sportininko pasitikėjimą savo jėgomis. Ir labai kantrus Japonas. Na, štai pavyksta įsivaduoti, reiktų prisaugoti savo veidą, nes Japonas su juo daro, ką nori. Kunijoshi Hironaka. Irgi po jo apsilankimo Lietuvoje į Bushido turnyrą atvyko ne vienas Japonijos sportininkas. Čia buvo viena pirmųjų kregždžių Vilniaus Siemens arenoje vykstančiame turnyre. Viršutinėje pozicijoje yra Kunijoshi Hironaka. Ar būtų labai smagu perkelti dvikovą į stovėseną. To nekiek nebejoju, labai norėtų Ramūnas Komas. Štai užsikabino už priešininko kelnaičių dabar lietuvis. Ir išskyrus tuos kelis varžovo smūgius, toje nepatogioje situacijoje Komas jaučiasi ir atrodo visai neprastai. Taip, iniciatyva dabar priklauso Japonui, bet taškais, vėlgi, išskirsiu tuos kelis smūgius, savo persvaros jis įtvirtinti nesugeba. Na ką, bandymas atlikti smogimo veiksmą. Žinant Japonų kantrybę, žinodamas Japonų kantrybę, turėtų labai saugotis lietuvis ir jis pats bando dabar atlikti smogimo veiksmą. Ar pavyks? Ar pavyks? Ne. Deja, nepavyksta, nors vėlgi viskas buvo atliekama labai gražiai. Ir čia iš tų situacijų, kai ojojojojoj, kaip laiku nuskamba gongas skelbiantis pirmojo raundo pabaigą. Jau buvo pasiruošęs Kunijošis Hironaka atlikti viščiuko sparnelio skausmingą veiksmą. Ir jam iš tikrųjų trūko ne tiek ir daug, kad ta visa situacija būtų pasibaigusi sėkmingai. Na, čia matome, kad buvo ne pačių geriausių akimirkų lietuviui, kada tik paguldęs jį Japonas atliko kelis tikrai grėsmingus smūgius. Na, kita vertus, tie smūgiai neprivertė panikuoti Ramūno Komo ir jis įsilaikė iki pat pabaigos pirmajame raunde. 5 minutės jau praeity. Dabar mes matysime antrojo raundo 5 minutės su sąlyga, kad nei vienas kovotojas nepasiūs savo varžovo į nokautą ir kita sąlyga, kad nei vienas iš šių dalyvių nepasiduos. Na kągi, antrasis raundas. Ir vėl gerai yra tai, kad
tada, kai jau grėsė viščiuko sparnelis lietuviui, buvo sustabdyta kova dėl pasibaigusio laiko. Kitas geras dalykas, kad antrasis raundas vėl prasideda stovėsenoje, o stovėsenoje, na, žymiai užtikrinčiau save jaučia lietuvis. Bet antrajame raunde jis yra kiek atsargesnis nei pirmajame. Japonas štai irgi skirtingai nei pirmajame raunde iškart griebė Ramūną Komą ir guldo jį į parterį. Čia Japonas jaučiasi kaip žuvis vandenyje. Ir pirmajame raunde mes tuo galėjome kuo puikiausiai įsitikinti. Visiškai išlindo už ringo virvės lietuvis Ramūnas Komas. Atitraukė teisėjas abu kovotojus. Pažiūrėkite, reikia labai saugoti veidą, nes Japono smūgiai yra tikrai pavojingi. Ką reiškia tokie smūgiai, mums labai gerai pademonstravo antroje kovoje Kšištofas Kulakas, Lenkijos atstovas, parodęs, kad priešininkas turi labai save saugoti, jeigu nenori patekti į nemalonumų sąrašo viršūnę. Čia ir vėl smūgiuoja Japonas. Kaip gerai būtų viską perkelti į stovėseną. Negalima prie savęs prileisti Japono. Dvi minutės sukovotos antrajame raunde. Ar sakykim taip, jeigu baigtus dvikova dabar, man atrodo, irgi klausimų dėl kovos nugalėtojo nekilto. Tiesiog pernelyg daug smūgių yra atlikęs Hironaka. Ir per mažai kartų tą yra padaręs lietuvis. Pati pradžia buvo daug žadanti. Kas čia dabar? Knockdowną skaičiuoja teisėjas. Štai tokiu būdu nusprendžia jis viską perkelti į stovėseną. To betrūko, kad būtų nokautas. Pažiūrėkite, kaip stipriai yra atidaužytas Ramūnas Komas. Ir čia vėl tokiose situacijose yra tiesiog būtinas gydytojo įsikišimas. Kunijošis Hironaka nelabai suprato, kas įvyko. Na ir čia diskusijų klausimas. Galima tęsti šią kovą ar ne? Jeigu nebus galima, Japonas įsirašys pergalę į savo sąskaitą. Kol kas priminsiu, jog lemiamame mūšyje 1-1. Kunijoši Hironaka prieš Ramūną Komą. Leidžia tęsti. Ne? Nepatenkinta publika. Ir dar kartą reikia atsiklausti teisėjų. Dabar Donato Simanaičio balsas yra pats svarbiausias. Klausime, ar galima tęsti kovą ar ne. Viskas, ši dvikova vėl baigta anksčiau laiko. Ai, ne. Nebaigta anksčiau laiko. Tiesiog turės sportininkai grįžti į buvusią poziciją. Vėlgi, sakykime, Ramūno Komos situacija vis tiek yra šiek tiek geresnė negu buvo prieš tai. Po tiek smūgių pailsėti tą gerą minutę, gal kiek daugiau nei minutę, buvo itin svarbu šiam kovotojui. Ir dabar ką, jis bando, nieko nebando, atrodė, kad bando atlikti smaugimo veiksmą, bet to nėra.
Nežinau, ar buvo verta leisti tęsti šią dvikovą. Aišku, nebuvo priežasčių, dėl ko turėjo nutraukti šią dvikovą teisėjas. Bet kokiu atveju šioje situacijoje, kai tik užsibaigs laikas, nugalėtojų bus paskelbtas Japonijos kovotojas. Jau daugiau nei 5 minutės prabėgo nuo šio raundo pradžios. Tik tiek, kad sunku buvo užfiksuoti laiką, kurį nekovojo šios dvikovos dalyviai. Kaip ten bebūtų, netrukus turėtų būti paskelbta šios dvikovos pabaiga. Ar vienu ar kitu atveju, arba pasibaigs laikas, arba vėl dėl didžiulio smūgių skaičiaus ir dėl to, kaip atrodo dabar Ramūnas Komas, ta dvikova tiesiog gali būti nutraukta. Na ką, dar ne viskas. Būtų smagu, jeigu dar stovėsenoje įvyktų bent minutę kovos. Publika palaiko kovotojus. Kunijoši Hironaka, Ramūnas Komas. Kunijoši Hironaka kol kas yra stipresnis kovotojas už lietuvį. Na ir publika reikalauja Ramūno Komo atiduoti paskutinės savo jėgas ir parodyti, kad jis gali būti ir geresnis kovotojas nei per tas pastarąsias minutės. Kai, sakykime, situaciją visiškai valdė Japonas. Būtent toks Ramūno Komo buvo pirmasis smūgis. Na, aišku, taip užvažiuok varžovui į galvą, gali būti, jog tu iškovosi pergalę. Na ir kas, kad Hironaka atliko tiek daug smūgių. Štai taip, Ramūnas Komas bando... Čia reikia būti atsargesniam. Čia reikia būti atsargesniam, nes iškritus iš ringo traumos tikimybė būtų dar didesnė. Kažkada Dirkas Frėjus smūgiu tiesiog išspyrė Akira Maedą iš ringo ir tai buvo vienas įspūdingiausių epizodų per visą Akiros Maedos kaip sportininko karjerą. Netrukus bus paskelbtas nugalėtojas, bet čia turbūt klausimų daug nekyla, kieno ranka bus pakelta. Kas, sakykime taip, išskyrus pirmąją dvikovą, kur kovojo Janas Kačanovskis ir Antonas Vediuninas ir ten dėl kraujo išsiliejimo buvo sustabdyta ir nutraukta kova, tai tiek antroje, tiek trečioje kovose Lenkas ir šiuo atveju Japonas už Lietuvos kovotojus įrodė savo pranašumą užtikrintai. Ir dabar mums tiesiog reikia išgirsti tą oficialiai. Pergalė šioje dvikovoje iškovojo Kunijoši Hironaka. 2-1 priekyje pasaulis prieš Lietuvą.